Su dideliu džiaugsmu prisimenu tą 1657 metų gegužę, kai į Vilnių įsisuko maras. Tai buvo pats geriausias dalykas, koks tik galėjo įvykti. Nors marai Vilnių puolė gan dažnai, tačiau aš buvau vienas stipriausių. Man labai padėjo miestą nusiaubę maskvėnai, jų sukelti gaisrai ir mano geriausias draugas badas. Nors 2 savaitės po miesto užpuolimą trukę gaisrai ir siautęs badas nusinešė daug gyvybių, tačiau tai visiškai neprilygo mano galiai, kai pasiglemžiau pusės vilniečių gyvybės. Dėl manęs uždarė visus miesto vartus, pabėgo visas Vilniaus valdžios elitas. Naujai sudaryta maro valdžia nieko neįleido į miestą, bet tai daugumos neapsaugojo nuo mirties. Gyvenimas mieste apmirė, neveikė turgus, užsidarė krautuvės, karčiamos, sustojo uosto prie Neries veikla, ištuštėjo miesto gatvės bei aikštės. Daugelis namų stovi tušti, man taip sunku rasti gyvųjų. Vilniaus gatvės visiškai tuščios. Net bažnyčiose neliko gausiai susirinkusių besimeldžiančių vilniečių. Ir kokie jie naivūs. Galvoja, kad malda juos išgelbės, bet maras juos pasiekė visur, ypač susirinkusius krūvoje. Net aprūkymas dūmais jų neapsaugo. Pasiilgau tų laikų, kai po Vilnių dar vaikščiodavo manęs bijantis mirtingieji, o dabar visi mirė. Daug jų net nepalaidoti kapinėse, o tiesiog tyso kiemuose. Kiek daug nusinešiau gyvybių, o dabar man nebėra ką veikti. Jau 3 savaitės nerandu iškeliauti pasiruošusių mirtingųjų. Visi silpnieji jau mirė.